Sveiki, šiandien vėl eilinis dienos vlogas. Šiandien yra sekmadienis, laisva diena, gražus oras. Aš eisiu į miestą ir imsiu jūs su savimi. Pažiūrėsim, ką mes šiandien veiksim. Noriu nusipirkti sijoną, galbūt dar kažką, nes buvo prieš kelias dienas algadienis. Tai jau reikia išleisti, kaip čia neišleidus. Beje, tikriausiai pastebėjot, kad pasikeitė mano plaukų spalva. Tai aš buvau Rygoj, ten buvo L'Oreal kolorista renginys plaukų dažų, aš apie tai rašiau blogę, paliksiu nuorodą apačioj, ten pasakoju apie savo patirtį su šiais dažais. Tai jau eina antrą savaitę, beveik bus, kažkur po kelių dienų bus 2 savaitės ir šita spalva vis dar yra pakankamai ryški, ji buvo visai ryškiai raudona, tokia kaip undinėlė ta Ariel, man atrodo. Tai, o dabar liko toks vat rožinis, toks raudonas, beveik nusiplovęs atspalvis, tai visai nieko. Vis tiek greitai eisiu į kirpyklą, nes noriu atnaujinti savo balajažą pagaliau, tai vis tiek šitą visą nukirpsiu. Bet turi šiaip šitas nusiplauti. Tai aš pažiūrėsiu, ar jis nusiplaus, nes jeigu nenusiplaus, tai... Taip pat noriu pasidalinti nuomonę apie kelis produktus, kuriuos šiandien aš bandžiau pirmą kartą. Čia yra tiesiog mano kosmetikos tokia dėžutė, kur laikau kosmetiką kasdienę. Tai labiausiai, kas man patinka iš dabar išbandytų produktų, yra šitas Urban Decay Self-Adjusting Complexion Primer. Oda atrodo kaip, nežinau, kaip atfotoshopinta. Net man atrodo, kad po jo net nereikia makiažo pagrindo, labai išlygina spalvą. Tai va, šitą primerį tikrai rekomenduoju, puikus. Toliau šitą paletę man visai nepatinka. Vieną kartą panaudojau ir daugiau net neimu jos rankas. Taip. Šiandien aš bandžiau šitą paletę. Naują L'Oreal concealerių paletę ir naudoju šitą violetinį ir tada ant jos tą pačią šviesiausią spalvą. Tai palyginus su Maybelline, ji tikrai yra geresnė, bet vis tiek. Dar bandysiu testuoti, bet, ji nėra verta per daug dėmesio mano atžvilgiu. Aš dar šiandien pažiūrėsiu, bet pirmas įspūdis kol kas tai 50 ant 50. Nes jai iki mano šitos Makeup Factory dar labai toli. Labai toli. Taip pat išbandžiau šios skaistalus. Taip jie atrodo. Nesitikėjau nieko gero, bet man taip patinka, kad naudoju jau visą savaitę. Ir tikrai esu labai patenkinta. Atrodo natūraliai, laikosi ilgai. Tikrai puikiai naujiena ir jeigu norite išbandyti, tai išbandykit. Vakar atkeliavo vėl siuntinys ir ten buvo šitie kvepalai. Ir kas svarbiausia yra ne patys kvepalai, nors man jie tikrai skaniai kvepia, o faktas, kad jie yra personalizuoti ir kaip matot, mano vardo ir pavardės pirmosios raidės. Tai iš tikrųjų nereali staigmena ir labai esu dėkinga YSL Baltics. Labai ačiū ir tikrai man pakėlė nuotaiką tokia dovanėlė ir pagaliau turėsiu kvepalus net skirtus būtent man personalizuotas. Tai dar kartą ačiū jums labai. Oi beje, čia šalia gulėjo mano telefonas, tai įsigijau naują dėkliuką su vienaragiais. Jeigu klausit, tai iš H&M 6 eurai. Panašus dėkliukai yra Skinny Dip London. Tai jie ten kainuoja apie kokius 20 eurų, o šitas 6 ir nepasakyčiau, kad jis yra kažko tai blogesnis. Tikrai puikus dėkliukas telefonai. Taip pat nusipirkau naują puodelį, važiavau į Akropolį, ieškojau porą dovanų ir taipogi ieškojau savo naują gražaus puodelio ir niekur nėra gražių puodelių. Kiek apėjau ir tik tai vienoje vietoje radau tai būtent ko ieškojau. Tai šitas puodelis yra iš Jisk parduotuvės. Ir dabar, kai tik buvo nuolaida, tai sumokėjau 4 eurus. Už šitą milžinišką puodelį. Man atrodo, čia yra tikrai 0,5 litro. Tai toks gražus puodelis. Aš jau susiruošiau keliauti iš namų ir greitai parodysiu, kaip aš apsirengus. Tai dryžuota palaidinė ir paltas Lindex, kelnės Zara, batai Tamaris ir laikrodis Daniel Wellington. Įrankinę jau kažkur palikau. Tai toks outfitas ir keliauju į miestą. O toks galutinis outfitas, dar
šalikas ir vat šitą rankinę. O dabar jau tikrai einu. Missing someone with all your missing someone with how much you miss it and you miss it. From the start, and you did right from the start. Nu kągi, iš tikrųjų ką tik grįžau. Draugė mane gana greitai paliko ir nuėjo savo kitus reikalus tvarkyti, tai aš nuėjau tiesiog apsišopinau šiek tiek, nusipirkau porą dalykų, tuoj greitai parodysiu. Ir taip pat galbūt, jeigu norit pirkinių tokį haulą, parašykit man apačioj arba tiesiog paspauskit laiką šitam video ir tada aš žinosiu, kad jūs norit pamatyti. Turėjau parodyti jums savo lūpas, nes kadangi labai skubėjau į miestą, tai išsitraukiau va tokį va mėginuką, kurį gavau su kažkokiu tai Urban Decay lūpdažiu. Ir čia yra tiesiog tokios tabletės ir iš tikrųjų čia yra tiesiog mėginukai naujų skistų Urban Decay Vice lūpdažių, kurie išeis jau balandį. Tai atsiuntė tiesiog mėginuką, 4 lūpdažių. Niekada aš nebandau tų mėginukų, tikrai ne. Bet šiandien kažkaip išsitraukiu, galvoju, nu tai pabandysiu. Tai vat dabar ant mano lūpų yra spalva WSM. Šitą vat. Šitą vat. Nežinau, ar aš gausiu tus lūpdažius išbandyti didelį dydį, ar negausiu, neįsivaizduoju. Bet kokiu atveju aš bent vieną, tai tikrai nusipirksiu, papildysiu savo lūpdažių kolekciją, nes šitie lūpdažiai man taip patiko. Neradau nei vieno minuso. Va kaip dabar atrodo, dabar yra kažkur 5, po 5, pusę 6. Lūpas padažiau kažkur pusę 1 ir valgiau. Ir arbatą gėriau. Kitas lūpdažis dingtų, bet šitas tai vis dar atrodo taip, kaip ir atrodė prieš kelias valandas. Aišku, šiek tiek per vidurį nusivalė, bet čia yra normalu iš vidaus. Urban Decay mane dar kartą nustebino labai gerąją prasme. Tai sakau, tikrai eisiu pirkt, jeigu negausiu nei vieno išbandyt. Kokybė, man atrodo, nuostabi. Sakau 10 iš 10. Urban Decay. Parduotuvėse buvau Gedimino prospekte esančios, o tai nuėjau iš pradžių į H&M, tada į Zara, vėl H&M, tai pradėsiu, manau, nuo Zaros. Tai, kaip ir sakiau, jeigu norit haulą, tai tiesiog palaikinkit šitą video. Labai gerai atrodo ir aiškiai, bet čia yra geltonos kulotės. Geltonos, kainavo 20 €, čia nauja kolekcija. Ir antras pirkinys yra tiesiog pilka maikutė, basicas. Su Zara tai būtų viskas, tuomet iš H&M irgi 2 daiktai. Tai pirmas iš jų yra iš išpardavimo skyriaus, dabar yra tas mid-season sale. Tai yra ten šiek tiek išpardavimo prekių, tai va, radau tokį irgi pilką, aš labai esu spalvota. Tai va čia toks džemperis pilkas su labai plačiom rankovėm. Ir čia vat. Taip, atrodo viskas. Ir va, kaina 50%, 20 €. Labai gražus, toks oversized. Patinka man labai. Ir tada kitas drabužis yra jau iš naujos kolekcijos, ne iš išpardavimo. Tai yra toks džinsinis sijonas. Labai man jis patiko, kažkaip pamačiau ir galvoju, nu reikia man jo. Ir tada, va, nuėjom, atidavėm drabužius ir gavom tą kuponiuką vienam pirkiniu 10%. Tai kaina šito kaina buvo 39,99. Tokie mano šiandieniniai pirkiniai.
Aš iš tikrųjų labai stengiuosi kažkaip pratintis prie spalvų, tad mano pirmas bandymas bus šitos nerealiai ryškios kulotės. Tai pažiūrėsim, kaip man seksis. Aš kelsiu video į savo YouTube kanalą kiekvieną sekmadienį, tai kiekvieną sekmadienį rasit mano kanale video. Aš labai tikiuosi, kad pabandysiu išlaikyti tą tvarkaraštį. Tai va, kiekvieną sekmadienį bus video mano kanale. Jei, taipogi, kas su blogu, tai blogą aš pildysiu 2 arba 3 kartus į savaitę, tai kaip aš dabar planuoju, nežinau, ar taip gausis, tai bus pirmadienis, trečiadienis, penktadienis arba pirmadienis, ketvirtadienis. Aš jau pradedu rašyti bakalaurą ir taipogi dar viena naujiena, aš keičiu darbą, dirbsiu aš toj pačioj įmonėje, bet kitoj vietoj, kitos mano pareigos bus, tai labai linksma dalis. Dabar aš dirbsiu 40 valandų per savaitę visada, nuo 9 iki 6, nuo pirmadienio iki penktadienio. Ir rašysiu bakalaurą. Ir vloginsiu, pildysiu blogą ir sportuosiu. Tai va. Ai, ir keisiu sporto klubą, kadangi man bus kitas arčiau. Tai va. Tokios naujienos, kur aš dirbu, tai aš nenoriu viešai skelbti tokios informacijos, nors ji ir nėra labai konfidenciali, bet aš vis tiek kažkaip geriau jaučiuosi, kad neskelbiu tokių dalykų, vat, asmeninių, kur gyvenu, kur dirbu viešai.